Esu jau ne kartą gaminęs burgerį, matė daug įvairių mano receptų. Aš visą laikį po truputį tobulinu ir dabar jisai yra šiai dienai tobuliausias. Gal dar kažką rasiu, ką padaryti skaniau po pusės metų. Šoninės džemą pagaminsiu. Sūrio padažą jau esate matę, kaip aš jį gaminu, tai surasite pas mane tarp receptų. Agurkinis padažas ir tobulas burgeris. Dabar mes susikaposime šoninę. Neturi būti jokios tvarkos, nieko čia nereikia, labai tvarkingo. Pasakysiu vieną, kad šitas šoninis džemas man priduoda labai gerą prieskonį bet kokiam mėsainiui. Net ir vegetariškai. Pagrindinis turbūt dalykas yra tai, kad aš visą tai gaminsiu ant keptuvės, be griliaus, be nieko, tam, kad jūs nebijotumėte namie pasigaminti burgerį, neturėdami griliaus. Pakepinam šoninę, nežinau, labai turbūt priklauso nuo to, ant ko tu ją kepi, bet 10-15 minučių, kad jinai paskrustų iki auksinės spalvos. Tada pjaustome svogūnus, aš turbūt pjausiusios paprastai, jis tiek sukeps. Ir juos dabar paskrūdinam, pakepinam, nežinau, 5 minutės ant normalios ugnies, 10 gal minučių, šiek tiek, kol jie auksinės spalvos pasidarys. Taip, sumaišot svogūnų su šoninė, balzaminio acto, cukraus ir žiupsnelis druskos. Ir paliekam tada viską virti. Pasaka. Pasidarėm džemą, išjungiam. Labai svarbu yra kaitinti gerai keptuvę. Galima dėti šiek tiek aliejaus, tai jinai greičiau paskrus, bet ar mums to reikia. Ir kepam, manau, kažkur apie minutę, gal pusę minutės ir dedam sūrį. Taip, agurkinis padažas, receptą jo esu irgi jau ne kartą daręs, tai pasieškokit. Svogūnų džemas. Gerai, nesvogūnų, atsiprašau, šoninės džemas. Tai taip turbūt, nes labiau dominuoja šoninė. Galite dėti mažiau, bet kadangi aš labai mėgstu, tai aš dedu jo šiek tiek daugiau. Jis tokio lengvo saldumo priduoda. Vienas bus dvigubas, kitas bus viengubas. Sūrio padažas. Dabar žiūrėkit, jis įgauna šilumos. Ir kas su juo pradės darytis. Ai, kaip sultys bėga gražiai. Sūrio padažas, agurkinis padažas, šiek tiek rūgštelės priduoda, šoninis džemas. Galite sakyti man, ką norit, bet man tai yra skaniausias burgeris. Žiūrėk, ir rausva mėsytė gavosi. Tokių termometrų nieko, pasakiškai.